Labas. Šiandienos misija bus eksperimentas su saulės elektrinė ir hodogų kepimas. Nu ką, einam prie inverterio. Nu va, gamyba dabar yra tokia, pažiūrėsim kiek bus po nukasimo. Nu ką, einam kapstytis. Susivarčiau. Elektrinė ant žemą stogą, tai čia nukreis gal nenukreisiu, lengvas užlipim. Na va, čia kažkaip po to sniego yra, sniega plonai. Daug varga gal nebus man su ta kairė ranka. Parodžiusiu surast, kur yra, kad neužmint netyčia. Poras nieks neprišalęs turėtų būti įs. Nu ką, bandau. Na, pradžiai kažkiek atsišluosiu su šluota. Labai lengvai. Čia elektrinės yra 7 kW. Pažiūrėsim skirtumą. Dabar į vasario 18. Nežinau, 16 čia man atrodo modulių. Kiek atsimenu. Aš prieš porą metų dėjau jas. Pats susimontavau. Dar viena elektrinė yra namo stogą, bet jau tikrai su viena ranka dabar nelipsiu, aš tenai kapstyti. Aš užlipti eitų, bet negerai būtų apgriūti. Pagalbinį palikau kambarį šiandien. Buvo vartų kiemą atidaryti užsnygę, kad ant kelio neišbėgtų. Vienai galvoju, tas vienas sąmonėm užsiminėjai ant stogą. Susibraukšiu perteklį. Va, ant stogo atsirado pagalbinis. Kaip čia užlipai rokį ant stogo, ką? Tai va tiek nusikasiu. Čia kokį 15 minučių nusibraukiu. Liko dar 2 panelės. Net ir su ko pailgit kotą, visi mano pailginimai po sniegu kažkur. Teka žmonai pagalvo pasikviesti. Tai va, baigiam kasti, žiūrėsim skirtumą, ką dabar generuos. Ne, pagalbin. Kai tu dabar nulipsi rokį žemę, ką? Nu, kai dabar nulipsi? Nu va, saulės nedaug, debesuota. Einam žiūrėti, kiek gamyba po nukasimą. Nu va, 2 kW galim sakyti. Tai iki vakaro 4, tai pagamins iki 12-13 kW. Aišku, dabar 10 ryto, tai dar biškį padidės gamyba už valandą. Tai porą eurų susitaupat. Kai eksperimentas buvo. Nu va, mes prie Komodoso užsikursim anglius. Anglių jau prieš tai prisidėjau. Išsidegs anglis, eisim susinešti produktų, iš ko dešrainius kepsim. Aišku, pagalbinis vėl kartu. Ne, Roki?
Ja, Rocky. Nu, jau laužas įsidegė. Dedu keptuvę, karamelizuosiu svogūnus dešrainį. Pilu aliejaus. Aliejus užkaito, galiu svogūnus supilti. Va, svogūnai tik viskas. Atkepė, suminkštė. Dedu rudojo cukraus. Porą šaukštelių. Trečią. Biškį pokartį pamaišau. Pagalbėjau. Ir cukrus ištirpo. Dedu druską, pipirų. Ir vis paskutinį pilu balzamiko actą. Nu va, eilė atėjo dešrelėm. Naudosiu dešrelės jau apvirtas. Man kepimui jas skaniausias hodovai. Kol dešrelės kepasi, ruošiam bandelės. Vaizdas iš lėkštės. Nu va, dešrelės kaip jie atkreipia. Daug išsivylyt nereikia, suvirtas yra, gerai pašildyti, vos paskrudyti. Gerai. Sproginėt pradėjo kaip ir. Dedame greit bandelės šildom.
Bulkas iškepėm. Dedam, kepam greit padažą viską. Padažą pasidariau iš garstyčių ir pomidorų padažą. Viską darau su kairė ranka, tai pats suprantat, kodėl šitaip žaidžiuos. Ant viršaus svogūnų karamelizuotų. Ir nešamės į kambarį daržovės įdėsim. Na va, parėjau į kambarį. Dedu daržovės. Pomidorą smulkiai pjaustytą. Agurką smulkiai pjaustytą. Na ir raudoną svogūną. Nu va, hodogai padaryti. Bandom ragaut, kažkaip gavos. Eina vienas po kito. Nu, man labai skaniai gavos. Nežinau, eikit gaminti jūs. Nepamirškit paspausti laiką, paprenumeruokit kanalą ir susitiksim kitam filmukė.